Tai rasit tą Vytauto didžiojo kapą ar ne? Aš manau, kad į šitą klausimą mes atsakysim, kai ateis laikas. Sveiki, čia kabinetiniai pokalbiai, Lietuvos istorijos instituto tinklalaidė apie tai, ką tyria, ko ieško ir ką atranda istorikai. Čia Julijus Grickevičius. Šiandien kalbėsiu su Lietuvos istorijos instituto direktoriumi dr. Aurimu Švedu. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, trakų štai garbinga. Ne, nei apie keistuolių teatrą, nei apie Trakų pilį šiandien nekalbėsime, tačiau jau įprasta, kad tinklalaidėje skamba ir muzikos kūrinys, todėl šis pasirinkimas tinka, nes jis apie praeitį. Šiandien kalbėsime apie pačius istorikus ir istorijos mokslą, jo šiuolaikybės ir technologijų diktuojamus iššūkius, vaidmenį gvildenant sudėtingus klausimus ir tenkinant visuomenės norą žinoti apie minkštąją ir kietąją istorijos politiką, pasiekimus ir galiausiai apie istorikų mea culpa bei patį Aurimą Švedą kaip istoriką po to, kai tapo instituto direktoriumi. Tad nuo instituto ir pradėkime. Kokie tyrimai, atradimai ir mokslinės kryptis yra šios institucijos parašas? Tikriausiai reikėtų pasakyti, kad Lietuvos istorijos institutas yra didžiausias darbdavys archeologams, istorikams, etnografams, etnologams, antropologams Lietuvoje. Mes esam didžiausia institucija, po kurios skėčiu telpa skirtingų mokslų, bent kelių, trijų, kaip minimum, mokslų atstovai ir atstovės. Lietuvos istorijos institutas, aš sakyčiau, yra ganėtinai tipinė organizacija arba institucija, kokių, kaip taisyklė, prisireikia santykinai nedidelėms visuomenėms, kurios turi pačios daug investuoti laiko, energijos, pinigų, tyrinėdamos savąją tapatybę, istoriją, dvasinę ar materialinę kultūrą, nes kaip taisyklė šitas investavimas į save, į savistabą ilgalaikiai perspektyvoje be jokios abejonės apsimoka. Suprasdama tai, Lietuvos valstybė Lietuvos istorijos institutui netgi įstatymo tam tikrą formą deleguoja savotišką misiją atlikti taip vadinamus fundamentinius tyrimus, kurie atskleistų tokias pamatinės, svarbiausias Lietuvos valstybės, visuomenės, lietuvių tautos istorijos temas. Kitaip sakant, be ilgalaikių investicijų ir be tokių institucijų, kurios gauna tokias investicijas ir sutelkia išskirtinai solidžias mokslininkų pajėgas, neįmanoma parašyti, tarkim, daugiatomės Lietuvos istorijos, kuri galėtų būti viena iš tokių Lietuvos istorijos instituto vizitinių kortelių. Kita vizitinė kortelė galėtų būti 7 kg sverianti tritomė Vilniaus istorija, kurios 1 arba 2 arba 3 mokslininkai negalėtų parašyti tiesiog laisvų nuo dėstymo, nuo darbo muziejuje arba mokykloje laiku. Tam reikia daugiau nei 20 mokslininkų, daugiau nei 10 metų kolektyvinių pastangų. Taip, institutų direktoriai tokių veikalų nerašo, kaip mes jau išsiaiškinome. Jie dažniausiai tik tai gražiai šypsosi ir sveikina mokslininkus ir mokslininkės parašiusius tokias knygas ir visaip bando surasti argumentų, jeigu laiku tokios knygos nepasirodo, kai yra klausinėjami, kodėl vienas ir kitas veikalas nepasirodė tuo metu, kai jo labiausiai reikėjo. Apie istorikų mea culpa aš turiu klausimą, bet jis nuskambės šiek tiek vėliau. Trečia vizitinė kortelė nenuskambėjo, nes mes jau supratom, kad istorijos instituto tyrimų solidumas yra matuojamas kilogramais. Tai yra labai konkretus matavimo vienetas. Puslapių dydžiu, jeigu galima taip pasakyti, ar skaičiumi, spaudos ženklais, bet žinot, aš sakyčiau, kad Lietuvos istorijos instituto vizitinė kortelė visų pirma yra mūsų gebėjimas atsakyti tokius svarbiausius visuomenės klausimus, kurie kyla žvelgiant į praeitį. Ir
Į tuos klausimus tenka atsakinėti labai įvairiais būdais. Vienas iš tokių galbūt mažiausiai visuomeniai prieinamų, nes mes apie tai garsiai nekalbam ir todėl mažai žinomų mūsų veiklos sferų, tai yra atsakinėjimas į įvairius paklausimus. Jie gali būti labai įvairūs, nuo, nežinau, kokio nors Seimo nario, oficialaus rašto, kuriame prašoma paaiškinti vieną ar kitą istorijos faktą, iki kokios nors labai mažame miestelėje gyvenančios bendruomenės, kuri irgi rašo paklausimą apie kokį nors akmenį, kuriame ten yra koks nors ženklas ir tai bendruomeniai iš tiesų labai rūpi. Bet ir gyventojas gali parašyti. Be jokios abejonės. Ir tokių paklausimų, į kuriuos atsakom sudėdami maksimaliai daug jėgų, laiko, empatijos, gali būti 10, 20, 50 per metus. Ir kažkuria prasme šitas pavyzdys galėtų atrodyti keistokas ir galbūt net nelabai solidus, palyginus su šimtais puslapių parašytų konkrečiam Lietuvos istorijos sintezės tome arba Vilniaus istorijos tritomėje, bet tai irgi yra išraiška visuomenės noro žinoti, suprasti savo vietą istoriniame erdvėlaikyje ir tai, kad konkretus, labai solidus mokslininkas arba mokslininkė skiria ten dieną, dvi, o kartais ir savaitę, rašydami taip vadinamą pažymą, kuri kartais labiau man panašėja į straipsnį išplėtotą. Tai irgi yra dialogas su visuomenė ir bandymas konkrečiam visuomenės nariui ar bendruomeniai padėti susivokti, kokiam laikė jis arba jie egzistuoja ir kaip su ta praeitimi įmanoma užmegzti dialogą. Apie stilių rašymą trumpai pakalbėkime. Herodoto istorija yra polifoninė, Tukidido monologinė. Pratęskit, koks šiandien Lietuvos istorijos instituto tyrimo stilius. Jeigu kalbėti apie taip vadinamus fundamentinius tyrimus, tai tikriausiai jie yra labai solidus, labai išlaikyti, paremti daugybę nuorodų į šaltinius ir kitą istoriografiją arba mokslinę literatūrą, su kuria palaikomas nuolatinis dialogas. Tačiau Lietuvos istorijos instituto mokslininkai lygiai taip pat sėkmingai dalyvauja parodų kūrime arba kuravime, veda įvairias pamokas, yra keletas labai talentingų mokytojų mūsų mokslininkų tarpe, yra sėkmingų radio laidų vedėjų. Ir šiuo atveju aš ne apie save kalbu, keletas istorikų dalyvavo labai sėkmingai kurdami įvairius edukacinius projektus. Viena mano kolegė sėkmingai vedė vienoj komerciniai televizijoje laidą, keliaudama su dviem visuomeniai labai puikiai pažįstamais keliautojais, pramogų atstovais. Ir todėl galima sakyti, kad šiandienos istorijos institute yra labai skirtingų žmonių, kurie, aš tuo džiaugiuosi, yra įvaldę labai skirtingus istorijos pasakojimo metodus ir gerai išmano, kad su skirtingom auditorijom reikia kalbėti skirtingą kalbą. Labai įdomu. Mano kitas klausimas ir buvo apie tai, ar istorikai yra bendradarbiaujantis cechas. Nes mes pokalbio pradžioje paminėjome solistus ir tarsi mūsų tinklalaidė su intencija pavadinta kabinetiniai pokalbiai, tarsi kažkas, kas vyksta labai konkrečiau uždaroj patalpoj, galbūt ne visada žinoma išoriai, bet nepaprastai svarbu. Atsakant į šitą klausimą, matyt, reikėtų paminėti porą dalykų. Neįmanoma kiekvieno mokslininko paversti labai gerų oratorium, puikių komunikatorium arba istorijos žinių prodiuserių arba prodiuserė. Suprantama. Bet mano klausimas labiau bendrinės. Ar iš esmės istorikai yra linkę į bendradarbiavimą? Aš sakyčiau, kad pati disciplina, ji tiesiog nepalieka mums jokio pasirinkimo. Tai yra nuolatinio gyvo ryšio su praeitim paieška, užduodant klausimus, ieškant atsakymų į mūsų pačių arba mūsų kolegų užduotus klausimus. Ir mes lygiai taip pat matom, kiek daug labai skirtingų sudėtingumo prasme, emocinės svarbos prasme klausimų kyla visuomeniai. Todėl ji nuolat ir nuolat stengiasi istorikus įtraukti į šitą
santykio su praeitim paiešką, ne visada kvietimas kalbėtis istorikams yra komfortiškas. Čia ypatingai reikia paminėti, kad ta 20-ojo amžiaus istorija kupina tokių dramatiškų išgyvenimų, trauminių patirčių, palikusi tokius ir asmenims ir konkrečioms atminčių bendruomenėms trauminės patirtis. Jin yra labai sudėtinga. Ir dalis istorikų iš tiesų, bent jau privačiuose pokalbiuose, konstatuoja, kad jie dažnai ilgai svarsto, ar priimti vieną ar kitą kvietimą visuomenės arba žurnalistų kalbėtis, nes tai yra kaip taisyklė ir ganėtinai sudėtinga emocinė patirtis, jeigu kalbė apie sudėtingus dalykus, jeigu jie kelia nevienareikšmius jausmus, jeigu tie nevienareikšmiai jausmai po to sugrįžta bumerangų istorikams visokių dėmesių ir įvairiais komentarais. Bet tikriausiai yra grėsmė, kad jeigu nepriimsi to kvietimo arba neįsi į tą ringą kovoti dėl vieno ar kito klausimo, ne dėl klausimų, bet būti tuo, kaip sakant, istorijos ir šaltinių tyrimų protų, tai tą vietą greičiausiai užims kažkas kitas, kas papasakos alternatyvę versiją, nebūtinai labai profesionalią, bet kuris lygiai taip pat sėkmingai įpil žibalo į bendrą diskusijos laužą. Taip tikrai gali nutikti ir šitą nišą, jeigu tik tai profesionalai, istorikai, puikiai žinantis vieną ir kitą temą užleidžia, be jokios abejonės taip pat atsiranda žmonių, kurie kabutėse moka skaityti runas, žino, kad pagonys lietuviai pastatė piramides, tik tai krikščionys atėjo po to, kai Jogaila ir Vytautas pakrikštijo Lietuvą, tas piramides išgriovė ir begalė kitų keisčiausių, nuostabiausių ir siaubingiausių dalykų yra papasakojama tų istorijos mylėtojų žibančiom akim, kuriems tikėjimas tuo, ką jie nori toj praeitį atrasti, yra svarbesnis negu, nežinau, korektiškas santykis su šaltiniais. Bet šalia šių istorijos mėgėjų, matyt, dar yra istorijos mėgėjai, kurie kuria vertę. Ir labai įdomu, kaip istorikai reaguoja į juos. Pavyzdžiui, vienas iš žymiausių tikriausiai yra Liudas Mažylis, kuris atranda vasario 16-osios aktą. Yra daugybė karo istorijos tyrinėtojų mėgėjų, įvairiausių rekonstruktorių, eksperimentinės archeologijos ir taip toliau. Ir jie tarsi, nėra tie marginaliniai arba pseudo ar alternatyviosios istorijos kūrėjai, bet jie pakankamai nuoširdžiai domisi praeitimi. Ar jie labiau pagalbininkai, ar dialogo partneriai, kas yra visi tie žmonės, kurie nėra tiesiogiai pagal savo išsilavinimą istorikai, bet netoli istorijos? Aš sakyčiau, kad visuomenę dominančių temų laukas yra toks didžiulis ir jis yra toks platus, gilus ir įvairus, kad istorikų, kurie profesionaliai užsiima istorijos tyrimais, yra labai mažai, palyginus su visuomenės noru žinoti, domėtis tam tikrais dalykais, gauti atsakymus. Todėl į žmonės, kurie domisi, profesionaliai domisi karybos istorija, ginklų ir ginkluotės rekonstrukcija, į žmonės, kurie nuoširdžiai investuoja save, tarkim, bandydami rekonstruoti vienos ar kitos epochos istorinę virtuvę arba tam tikrus kasdienybės istorijos epizodus, tarkim, domėdamiesi, kaip atrodė XIX amžiaus Vilniaus miestiečio rūbai arba iš kokių puodelių jis arba ji XX amžiaus trečiam dešimtmetyje Kauno kokiam nors salone gėrė arbatą. Tai visus šitos žmonės mes žvelgiame kaip į pagalbininkus. Arba į lobio ieškotojai. Čia dar viena tema. Kaip pagalbininkus kartais, kaip į žmonės, kurie netgi daugiau už mus žino, nes aš neįsivaizduoju situacijos, jog istorikas, solidus viduramžių epochos lietuvių ir kryžiuočių karų tyrinėtojas rastų laiko bandyti pats nukaldinti kalaviją arba užsidėtų šarvus ir marširuotų po, saulės įkaitintą Žalgirio mūšio lauką, bandydamas suprasti emociškai ir visai kitaip, kaip galėjo jaustis į šitą lauką atėjęs žūtbūtiniai kovoje susiremti su jungtinė kryžiuočių kariauna
koks nors lietuvis tuometinis. Tai šitų žmonių mums reikia, lygiai tiek pat, kiek ir visuomeniai, nes jie daro labai svarbų darbą ir kartais sugeba padaryti daugiau, negu mes galėtume, nes mums tiesiog trūksta pajėgų. Ne, visų pirma, jūsų tyrimų naudotojai, nes matyt, kad grindžia savo hobį būtent tuo, ką daro istorikai, ką tyria, ar ne? Arba kartais konkrečios temos tyrinėtojai, aistringi atradėjai, jie parodo kryptį, kur link vertėtų žengti, nes visuomenė savo atsakė į klausimą, kad jai tai yra aktualu ir tada tai yra tarytum paskata veikti. Ir šiuo atveju, jeigu mes pakalbėjom apie istorijos tyrinėtojus, populiarintojus, istorikus, mėgėjus, nederėtų užmiršti, kad labai daug įdomių dalykų ir svarbių dalykų sugeba nuveikti ir, tarkim, rašytojai arba kino režisieriai, kurie kartais sukelia tokius svarbius virsmus visuomenės savivokoje, inicijuoja diskusijas, kurios nenutyla savaitėmis, mėnesiais, tęsiasi ištisus metus ir taip paskatina tiek visuomenę, tiek istorikus dar sykį užsiimti tam tikrų klausimų apmąstymų. Ir pavyzdžių čia galėtų būti labai įvairių, bet tarkim 90-inių, kaip mus moko tarti Domantas Razauskas, epocha, Lietuvos nepriklausomybės statybos, Lietuvos visuomenės mokymasis gyventi laisvėje. Šitos temos, jos dar nėra istorikų tyrinėjamos, nes istorikai dėl įvairių priežasčių laikosi nuostatos, kad vis dar nelaikas, mes galbūt sulauksim 50 metų slenkščio ir tada įeisim į tą praeities teritoriją, kuri virto istorija. Ir man atrodo, kad mes be reikalo gaištam tą laiką, bet aš džiaugiuosi, kad šitais dalykais domisi ir muziejininkai, ir parodų kuratoriai, ir dramaturgai, ir kino režisieriai, ir romanistai, ir jie kartu yra priversti, jeigu nori pasakyti kažką įdomaus ir originalaus, tuo pat metu atlikti ir savo tyrimus. Iš tiesų, tai labai įdomi tema, kaip literatūra arba kinas labai dažnai perdėlioja akcentus, ar ne? Ir tuomet jau tenka vytis iš paskos tam tikrus procesus, čia kalbant ir apie filmus arba knygas pasaulyje, imkime, kad ir kokį labai populiarų filmą Napoleonas, ar ne, ir kiek buvo diskusijų apie tai, kas čia tikra, kas netikra, kaip buvo ar nebuvo, ir atrodytų, kad pati diskusija iš savęs yra vertinga dėl to, kad jį tiek pakėlė, nepaisant filmo vertės pačios, kaip filmo į paviršių. Ir tokių pavyzdžių, aišku, yra labai daug, bet iš tikrųjų mes nukrypom nuo temos, nes aš vis ėjau laipsniškai į temą, kuri vadinasi istorijos politizavimas. Ir mes matome istorijos politizavimo bandymo ir politikai nevengia replikuoti apie tai, kaip kai kurie tyrimai ar hipotezės ar diskusijos, kurios vyksta apie svarbiausius istorijos aspektus. Čia jau minėtas 20 amžius neretai yra centre, yra tinkamos arba netinkamos, arba kažkaip selektyviai pasirenkamos. Visgi, kur yra ta riba tarp švietimo, tyrimo ir tokio nuoseklaus, leisiu savo pasakyti, šapokinio istorijos konstravimo? Nes viešoje erdvėje mes matome paskutiniu metu labai daug įdomių procesų, ar ne, kurių galbūt nesitikėjome anksčiau, bet daug istorinių klausimų, jie tampa politikų taikiniu vis tik tai. Ir čia jau istorikai turi tart labai tvirtą savo žodį. Nei viena visuomenė neegzistuoja be istorijos politikos. Iš esmės, kiekvienas istoriko viešas pasisakymas, tekstas publicistinis, dalyvavimas diskusijoje ar kitoks veiksmas jau yra vienokia ar kitokia istorijos politika. Vadovėlių rašymas yra istorijos politika, jūsų paminėtų politikų iniciatyvos, be jokios abejonės, yra istorijos politika. Net ir demokratiškose visuomenėse ir valstybėse kartais dėl skirtingų aplinkybių judama nuo taip vadinamos minkštos istorijos politikos, kurioje yra labai daug skirtingų institucijų, kurios turi savas iniciatyvas. Jos tada kartais sudaro koalicijas, tariasi dėl bendro veikimo, kartais žiauriai konkuruoja ir pykstasi. Iki ganėtinai kietos istorijos politikos, kada stengiamasi
iš esmės susitarti dėl tam tikro greito, efektyvaus veikimo, priimant konkrečius sprendimus ir juos įgyvendinant. Ir, tarkim, kieta istorijos politika kartais reikalinga visuomenėms, kurios patiria pačias įvairiausias, nuo saugumo iki krizių. Aš laikausi nuomonės, kad man kaip istorikui minkšta istorijos politika, kurioje yra daug galimybių ginčytis, konkuruoti, bandyti įteikti savąją nuomonę, yra labai labai naudinga. Ir man patinka ginčai, man patinka, kad kartais istorikai ir politikai nesutaria, nes taip ir turėtų būti, nes mes skirtingai matome, ką reikia daryti istorijos politikos lauke ir koks turėtų būti šios istorijos politikos tikslas. Bet aš visiškai suprantu politikus, kai jie visiškai nesupranta tokios mano demokratiškos mąstysenos ir sako, mums reikia greitų atsakymų. Mums reikia atsakymų, kurie būtų labai aiškus. Ir mums reikia teisingų atsakymų. Taip, ir tiesiog jūs pasakykite, kas yra geras, o kas yra blogas. Arba ne. Ir palikite mūsų tuo sprendimu. Ir man atrodo, kad vienas iš tokių keiščiausių mano dialogų su politiku buvo vienoje radio laidoje apie tai, ar verta nukelti Petro Cvirkos paminklą ar palikti jį. Ir prieš įsijungiant mikrofonams ir mums išeinant į eterį, tas politikas pasakė, aš žinau, ką jūs sakysite. Jūs sakysite, kad Petrą Cvirką reikia palikti ten, kur jis yra. Ir aš labai nuoširdžiai atsakiau, kad būtų gerai, jeigu aš galėčiau taip aiškiai ir tvirtai pasakyti, kad Petrą Cvirką reikia palikti ten, kur jis yra. Jo paminklą, ne patį Petrą Cvirką. Mano drama, aš tada jam nuoširdžiai sakiau, yra, jog aš turiu 10 argumentų, dėl ko to paminklo nebereikia šitoj viešoje erdvėje. Apie 15 argumentų, kodėl jį verta palikti ir dar kokius 7, ką galima būtų padaryti, jį pusiau paliekant ir pusiau nukeliant. Ir, kontekstualizuojant. Taip. Ir to politiko akise aš mačiau trumpą sujungimą, jis galvojo, kad aš gudrauju arba vengiu atsakyti į klausimą tiesiai. Ir aš suprantu, kad politikui, kuris veikia kitoj plotmėj, jam reikia tų atsakymų, nes jis turės balsuoti. Jeigu, tarkim, apie Vilniaus savivaldybę kalbant, jis turės prisimti politinę atsakomybę ir nori žinoti argumentus. Man kaip istorikui šiuo atveju yra lengviau, nes aš galiu dėlioti nesibaigiančias argumentų pynes. Viena vertus, kita vertus, už ir prieš, o bet tačiau. Tai vėl, aš už minkštąją istorijos politiką, aš tuo pat metu suprantu, kodėl istorikams vidurio rytų Europos regione vis dažniau maga užsiimti kietą istorijos politiką. Ir vienas iš tų argumentų, be jokios abejonės, yra mūsų visuomenės gyvena nuolatiniai įtampoj ir strese dėl saugumo krizės, kurią sukėlė Rusijos federacija. Šitą krizę tęsiasi daugiau nei 11 metų. Aš gal pasakysit, kad nuo 1655 metų. Maskva visada buvo egzistencinis Vilniaus priešas ir jų svajonėse visą laiką buvo arba mūsų lygint su žeme, arba visą laiką įjungti į savo vienokį ar kitokį imperinį projektą. Vienas toks nevykęs politikas, dabar užimantis Rusijos federacijos prezidento postą, yra pasakęs, kad Rusijos federacijos sienos niekur nesibaigia. Ir dėja tai yra tiesa tų, kurie sėdi Kremliuje požiūriu. Rusija egzistuoja vandenyno potvinio ir atoslūgio režimu, kada jį kaip potvinis bando pralaužti visas gynybinės dambas sustatytas vidurio rytų Europoje. Akivaizdu, kad tai kelia didžiulės įtampas mums visiems ir tada norisi užsimti ginties poziciją ir tada norisi kietesnės istorijos politikos, o kai kuriuose vietose tos kietosios istorijos politikos reikia. Ir aš manau visiškai teisingai elgiasi visuomenės, tarkim, uždrausdamos įstatymiškai
šlovinti nacistinės idėjas arba vienokią ar kitokią formą surasti argumentų, kodėl sovietinis eksperimentas buvo geras ir kodėl ten galima kažką gražaus ir pozityvaus kalbėti apie sovietinę Lietuvos okupaciją. Taigi kažkur reikia brėžti brūkšnį ir užsimti visuomenės gynybą, bet man, žinoma, norėtųsi, kad tų teritorijų, kurias reiktų taip kietai prižiūrėti, būtų kaip įmanoma mažiau. Bet jau tai, ką jūs sakot, yra susijęs su vertinimu, ne kiek su tyrimais, ar ne? Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, nežinau, apie Brazauską ir būtinai užrašome sakinį, kad ir tada jie dirbo Lietuvai, tai jis gali viską pakeisti, bet jeigu tiesiog tyrinėjame laikotarpį ir dėliojame skaičius, asmenybės, kuriame pasakojimą, tai matyt, kad, jis nepareigoja mūsų brėžti kažkokių labai didelių demarkacinių linijų, tiesiog žiūrime į istorijos puslapį, jau nebe į vertinimą. Kiekvienas istorikas, dirbdamas savo darbą, be jokios abejonės yra kažkiek subjektyvus, atsineša savosius vertinimus nulemtus jo ir jos tapatybės. Tačiau labai gerai, kad mes esam dabar išmokyti kalbėti, kaip ir paaiškinti, kaip prieiname tam tikrų išvadų ir tokiu būdu leisti kitiems patikrinti mūsų išvadinius sakinius ir tada su jais sutikti arba kelti papildomus klausimus ir prašyti mus papildomų paaiškinimų, kodėl mes sakom vieną arba kitą dalyką. Ir jūsų paminėtas Lietuvos prezidentas, taip pat aukštas partinis funkcionierius ir dėl to nevienareikšmiškai vertintas politikas yra geras pavyzdys, kaip į vieno žmogaus figūrą sminga labai daug spindulių, kuriuos tas figūra laužia ir mes matom labai skirtingus dalykus. Mes kalbėjom ką tik apie istorijos politizavimą ir apie tai, kaip politikai kartais dalyvauja aštrių klausimų sprendime, ieškodami teisingų ir neteisingų atsakymų savo, žinoma, dividendų sąskaitą, bet mes ir natūraliai grįžtame prie tam tikrų įvykių ir juos nuolat peržiūrime, tikriname, kaip jie skamba šių dienų šviesoje, įsitvirtina pasakojimai nauji arba tų pasakojimų reikšmės, pavyzdžiui, bandome įsileisti naujus įvykius į savo naratyvą, pavyzdžiui, 1863 metų sukilimas. Man labai patinkantis pavyzdys, tarsi jis figuravo vienaip, šiai dienai po labai svarbių archeologinių atradimų, jis tarsi jo reikšmė kinta ir mes jį koncentruojamės labiau, arba bandymai atrasti lingvistiškai nelietuvišką Vilnių XIX amžiuje ir jo asmenybės. Keičiasi požiūris ir į moderniosios istorijos įvykius, pavyzdžiui, sausio 13-ąją, kiek daug krūvio gauna ši data šių dienų, pavyzdžiui, kontekste. Kaip vyksta šis procesas? Ar aktualijos ir visuomenė padiktuoja tai, kad mes peržiūrime tam tikrus įvykius? Ar mes tiesiog gręžiamės į tam tikras spragas, kurių mes neturėjome ar negalėjome įtvirtinti, pavyzdžiui, praeityje? Aš manau, kad tas procesas yra iš tiesų daugiakryptis. Kartais konkreti atminties bendruomenė prašo pagalbos, ieškodama santykio su jai svarbia praeities tema, keldama klausimus, kartais tam tikrą istorinę mokyklą sudarantis mokslininkų branduolys labai kryptingai eina nuo temos prie temos, ugdydamas doktorantus ar doktorantės, darydamas projektus. Kartais tiesiog nutinka atradimas, kada archeologai visai to nesitikėdami atranda tai, kas keičia mūsų supratimą apie praeitį ir kartais priartėjančios istorinės datos verčia save klausti, taip, sukaktis, ar viską padarėm, arba kaip prieš 1009 metų aktualizavimą, 2009 metus, Lietuvos valstybė ir visuomenė daugiau nei 10 metų ruošėsi susitikti su ta data, darė daug namų darbų, kartais politikai inicijuoja tam tikrus dalykus, ne visada tos kitos istorijos politikos atstovai ar atstovės daro tik tai istorikų požiūrių žalingus arba abejotinus sprendimus. Taip pat daug gražių iniciatyvų čia yra tame politikos lauke taip pat padaroma. Vienas iš
tokių sinergijos paieškų galėtų būti kiekvienų metų paskelbimu istoriniais metais, imant domėn keletą datų, tariantis su įvairiom mokslininkų bendruomenėm, institucijom, gaunant jų rekomendacijas, įtraukiant į dialogą visuomeninės organizacijas. Šitas procesas yra daugiakryptis, bet žinoma, man yra gražiausia, kada nutinka kažkas tokio, ką jūs paminėjot, kaip profesoriaus Liudo Mažylio kelionė į Vokietiją, norint padaryti mums visiems šventę ir surasti tai, kas pasirodo laukia istorijos tyrinėtojų daugybę metų, labai gražiai padėtas į archyvo saugyklą. Jūs jau paminėjot tą momentą dar ne dabar. Manau, kad šitame kontekste verta prie jo grįžti. Dar ne dabar, tarsi kabanti nuojauta, kad šitų klausimų gal dabar dar nereikėtų tyrinėti, gal dar ne laikas. O kada tas laikas ateina, kad jau galima tyrinėti? Aš manau, kad čia kiekvienas istorikas arba istorikė turėtų visų pirma paklausti savęs, ar man to reikia, jeigu aš tiesiog netelpu savyje, man reikia išsiaiškinti, tai tada ir yra tas laikas. Kartais dėl objektyvių priežasčių arba dėl politikų ir istorikų bendro supratimo tam tikra griežta riba tarp praeities ir istorijos yra nužymima. Banaliausias pavyzdys 25 arba 50 metų yra apsauginis barjeras, kurį nuėmus galima įkišti nosį į kokius nors su valstybės paslaptimis ir valstybės mechanizmų veikla susijusius archyvus ir juose ten kažką ištraukti. Jau čia grynai mechaninė riba, ar ne? Taip, ta mechaninė riba iš tiesų yra nustatoma, kaip jau sakiau, bendrom pastangom įvairių žaidėjų, bet jeigu kalbėti apie asmeninius istorikų apsisprendimus, tai vis tik tai yra, aš manyčiau, mūsų pačių savijauta ir savivoka pats svarbiausias dalykas. Pavyzdžiui, aš esu labai tvirtai įsitikinęs, kad 90-inių epocha, pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis arba netgi pirmasis 21 amžiaus dešimtmetis jau yra istorija, į kurią gali, į tą teritoriją jau gali įžengti istorikai ir atlikinėti tyrimus. Ir man atrodo, kad mes kažkokia prasme jau truputį ir vėluojam, nes šita epocha turėjo labai specifinius šaltinius ir jeigu dabar mes neatliksim tam tikrų tyrimų, nesuformuosim labai svarbių šaltinių fondų, mes galim prarasti galimybę labai svarbius dalykus vėliau papasakoti savo vaikams ir anūkams, kaip mes dalyvavom neįtikėtinai įdomiam egzistenciniam eksperimente ir kūrėm Lietuvos valstybę. Ir čia metas užduoti vieną iš paskutinių klausimų apie mokslo komunikaciją. Mes suprantame, kokią reikšmę komunikacija užima šių dienų kontekste ir kad kartais net ir patys vertingiausi, subtiliausi ir didžiausi tyrimai gali likti apčiuopiami tik tai saujelį specialistų be pagalbos, išnešant juos į dienos šviesą, statant tiltus, kuriant pasakojimą. Kaip vyksta šis mokslo komunikacijos aspektas šiandien realybėje? Ką veikia institutas šio klausimu? Institutas ką tik sukūrė instituto 5 metų komunikacinę strategiją, kurią artimiausiu metu tikiuosi pristatysim visuomeniai ir suplanavo daugybę pačių įvairiausių veiklų skirtingose sferose. Būtent visi šitie veiksmai ir yra susijęs su jūsų paminėta įsisąmoninta būtinybė rasti tam tikrą balansą tarp istorijos mokslo žinių gausinimo ir jų sklaidos ir šitos sklaidos dėka pradedančių vykti procesų, kurie vadinasi istorinės kultūros formavimas, jos formų sudėtingėjimas. Taigi šiuo metu mes, jeigu taip pabandyti apibendrinti, ką aš čia bandau pasakyti,
atsakydamas jūsų klausimą, mes ieškom balanso tarp istorinių tyrimų, kuriuos ir toliau institutas įgyvendins, vykdydamas valstybės deleguotas funkcijas ir prievolės ir atsakomybės, ir visuomenės poreikio žinoti, ir mūsų gebėjimo tą poreikį atliepti, nes kartais aš matau, kad istorikai turi gauti tam tikros pagalbos. Nes, kaip jau sakiau mūsų pokalbio pradžioj, dalis mokslininkų todėl ir yra geri mokslininkai, kad jie nemoka būti geri performeriai ir istorijos žinių prodiuseriai, žurnalistai, diskusijų moderatoriai arba vieši oratoriai. Jie geri mokslininkai arba mokslininkės todėl, kad jie moka metų metus susifokusavę į vieną temą, sėdėti tarp popierių, tyloje, kalbėdamėsi mintimis su kažkada gyvenusiais žmonėm. Ir kaip ateiti šitiems nuostabiems mokslininkams į pagalbą, kokiu būdu surasti jiems geriausias ir mažiausiai diskomforto keliančias bendravimo su visuomenė formas. Čia yra tas uždavinys, kurį mes čia ir bandom išspręsti, ieškodami sprendimų, kurie matyt negali būti universalūs. Jie kiekvienu atveju turėtų būti surandami, imant domėn porą dalykų. Jau mano minėta visuomenės gyvą poreikį žinoti, visuomenė nuolat kylančius tokius degančius klausimus, kada tiesiog visuomenė nenustyksta savyje, norėdama gauti atsakymą, tai rasime tą Vytautą didįjį palaidotą arkikatedroje, ar ne? Ir istorikų, archeologų, etnografų, etnologų ekspertinio žinojimo ir kaip tą žinojimą atskleisti visuomeniai, nebūtinai tik tai monografijos kitais viršeliais arba labai solidaus, bet sudėtingo ir sunkiai suprantamo straipsnio pavidalu. Bet čia kvepia tuo, kad istoriko atsakomybės tarsi irgi keičiasi, nes daug paminėjo dalykų, kurios susijusios ne su turinio, su forma, su dialogo tonu, su kompleksiškumu ir su suprantamumu tam kitai dialogo pusiai, šiuo atveju visuomeniai, ar ne? Taip, mane labai nustebino tai, kad 20-ojo amžiaus pabaigoje, 21-ojo amžiaus pradžioje solidžiuose istorikų, idėjų istorikų, istorijos teoretikų žurnaluose labai daug dėmesio skiriama būtent klausimui, kaip pasakoti istoriją 21 amžiaus žmogui. Ir šitas klausimas, kaip mes pasakosim istoriją, yra nemažiau svarbus, o kartais net dar svarbesnis, negu ką mes pasakosim. Žinoma, tie istorikai niekiek nekvestionuoja dar 19 amžiui istorikų suformuluoto kredo, kad mes privalom pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų, mes privalom ieškoti tiesos, nesvarbu kokią kainą, bet kaip mes apie tai kalbėsim, ar mes kalbėsim vėjam, ar mus kažkas išgirs, va čia yra pamatinis klausimas. Tai rasit tą Vytauto didžiojo kapą, ar ne? Aš manau, kad į šitą klausimą mes atsakysim, kai ateis laikas. Tai dar ne laikas. Dar ne laikas. Nu, klausykit, praėjo 700 metų, 600 su trupučiu ir dar ne laikas. Tai pasirodo, ne tik senatis nesukanka kai kuriems 20 amžiaus įvykiams, bet iš tiesų, kalbant apie mea culpas istorikų, nes tokių įvykių yra daug. Mindaugo sostinės vieta, Vytauto kapas, Vilniaus baziliskas ir taip toliau. Čia dar neseniai buvo ir vasario 16-osios aktas. Bet matyt, kad yra ir kitų netokių fundamentalių temų, kurios yra geidžiamos tyrimų sritis ir į kurias istorikai eina labai noriai ir kurias gvildena galbūt. Kokius top 3 atradimus jūs galite mums paminėti? Oi, nelygų iš kokios perspektyvos dabar mes pažvelgsim į visuomenės ir valstybės istoriją. Man vienas iš pačių didžiausių atradimų, gal net 2, yra padaryti mano mokytojo Edvardo Gudavičiaus, kuris padovanojo Lietuvos visuomeniai 1009 metų datą ir paaiškino, kuo jinai yra svarbi ir papasakojo įstabią istoriją, kaip tuometinė Europa pabandė atrasti Lietuvą ir pasiūlyti
krikšto galimybę ir kartu atsinešė tokio civilizacinio dialogo iniciatyvą. O antrasis labai svarbus atradimas irgi buvo padarytas mano mokytojo. Jis susijęs su Mindaugo karūnavimo data ir ten ištisą mokslą Edvardas Gudavičius padarė, aiškindamas, kodėl jisai pasirinko 1253 metų Liepos 6-ąją kaip tą. Aš atsimenu, kaip pirmam kurse Rūstis Kamuntavičius paskui mums paneiginėjo tą datą. Rūstis Kamuntavičius, jisai yra talentingas įvairių istorijos mitų ir istorijos paminklų griovėjas. Aš suprantu, kodėl Rūstis abejojo Edvardo Gudavičiaus argumentais, bet žinau Gudavičiaus matematinės formulės, kaip jis priėjo prie tos išvados, ir aš laikausi vis tik tai nuomonės, kad Liepos 6 yra kokiais 75% tikra data ir net jeigu būtų 51%, aš sakyčiau, jau labai gerai, bet tikiuosi, kad tas nuošimtis yra didesnis. Tai šitie du atradimai, man atrodo, yra tie, kurie padėjo pagrindus mano supratimui, kaip vystėsi, kokiu pagreičiu Lietuvos istorija ir kodėl būtent tokiu, ir juos todėl pirmiausia ir prisiminiau. Reikia dar trečio, ar ne? Būtų gerai. Trečias istorijos atradimas, žinokit, jų yra daug ir jie nutinka nuolat, todėl kad, kaip mes jau kalbėjom, tas istorijos mokslas vystosi labai dinamiškai. Tai galbūt šiandien paminėtas sukilėlių, 1863 metų sukilėlių palaidotų Gedimino pilies kalno papėdėje atradimas, jų sugrįžimas į mūsų istoriją toks emociškai buvo labai stiprus man išgyvenimas, nes kartu su jais grįžta XIX amžiaus istorija ir tų drąsių žmonių, kurie daugeliu atveju suprato, kokią prasme jų veiksmas sukilti neša, kad jie turi labai nedaug šansų laimėti, bet vis tiek tą daro. Sugrįžimas į mano gyvenimą. Tai, o kiek dar panašių sugrįžimų archeologų ir antropologų dėka, aš kalbu ir apie Radvilas, ir apie partizanus, įvyko mūsų gyvenamų laikotarpiu per keletą dešimtmečių. Tai tikriausiai galima būtų formuoti ir 10 tų įvykių. Puiku. Pabaigai. Kiek tyrimai, kuriuos mes darome Lietuvoje, šiandien jungiasi su pasauliu? Tai yra, kiek apie mūsų tyrimus žino kolegos Lenkijoje, Vakarų Europoje? Ar daugiausiai tai, ką mes tyriam ir tai, ką mes tyrinėjom, patys ir skaitom? Ar atsiranda daugiau jungčių su pasauliu? Be jokios abejonės atsiranda. Aš paprašytas vieno diplomato dirbančio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje pabandžiau padaryti tokį preliminarų sąrašą svarbiausių knygų, kurios padengia itin aktualias politiškai, akademiškai Lietuvos istorijos temas sąrašiuką ir nustebau, kiek daug visko yra anglų kalba. Bet vėl, ką reiškia ta žodis daug? Kiek šitas knygas skaito visuomenė, žurnalistai? Kiek jos yra prieinamos, kokio brangumo tai yra knygos, kiek jos yra recenzuotos, kokį atgarsį sukėlė. Tai padaryta labai daug ir tuo galim džiaugtis ir didžiuotis, bet manau, kad reikia daryti dar daugiau. Ir kartais kyla klausimas, ar dar daugiau įmanoma ir kaip įmanoma. Ir man tai viena iš pačių gražiausių patirčių, tokių asmeninių, buvo šią vasarą, kada rengiam istorijos teoretikų konferenciją Vilniuje. Ją atvyko viena mokslininkė iš Argentinos, kuri tuo metu dėstė San Paulo universitete Brazilijoje. Ir jai tai patiko Lietuvoje ir ji vietoj 4 dienų, tiek truko konferencija ir įvairūs renginiai, pasiliko 2 savaites, apkeliavo visą Lietuvą ir po to pasakė, kad jos vienas iš interesų supažindinti Lietuvos istorijos instituto mokslininkus su San Paulo universiteto mokslininkais, humanitarinio fakulteto bendruomenė. Ir aš gavau netaip senai
brazilų mokslininkų laišką, kuris ten prasidėjo daugiau mažiau taip, mes labai mažai įsivaizduojam, ko jūs čia gyvenate, kaip jūs čia gyvenat, bet labai norėtume daugiau sužinoti ir žinoma, tai buvo labai mandagiai parašyta, bet pati ta mintis jinai ir yra, atsakymas jūsų klausimą, kad mes vis dar esame ypač globaliems pietums, jeigu taip galima būtų pasakyti, tokie nežinomieji. Aurimai, paprastai jūs pristatomas kaip Vilniaus universiteto docentas, istorikas, žurnalistas, radio laidų vedėjas. Kas tapo lemiamu argumentu kandidatuoti į istorijos instituto vadovo vietą? Iki šiol ieškau atsakymo į šitą klausimą, bet vienas iš akivaizdžiausių galėtų būti toks. Mano buvęs vadovas, tuometinis direktorius, profesorius Alvydas Nikžentaitis, vieną dieną atėjo pas mane ir pasakė, kad jis norėtų visą savo likusį laiką skirti kūrybai, toliau rašyti knygas ir pradėjo kalbėti apie tai, kas man nuoširdžiai nepatiko, apie tai, kad turėtų būti tam tikras tęstinumas darbų, perimamumas, institucinė atmintis ir kad aš turėčiau dalyvauti konkurse į direktoriaus postą, kai jis bus paskelbtas. Ir aš daug mačiau, galvodamas apie tai, kad mano jau besitraukiančio vadovo apsisprendimas daugiau laiko skirti kūrybai yra taip pat ir mane labai žavinti perspektyva. Kita vertus, supratau jo argumentus, kad jeigu visa komanda traukiasi iš laivo, tai kažkuria prasme mes paliekam dalykus savieigai. Ir ta savieiga yra savotiška loterija, gali būti labai įdomus ir daug pozityvių permainų institucijai ir joje dirbantiems žmonėms atnešantis pokytis, bet gali būti ir visiškai kitoks scenarijus. Tai vienaip ar kitaip, aš dabar bandau pasakyti, kad tai buvo ne mano išsvajotas sprendimas, tai buvo daugybės aplinkybių sutapimas, kuris mane vertė prisimti tam tikrą atsakomybę. Na, tai būdinga vadovų pareigoms, kad tai yra susijęs su atsakomybė ir su nelengvais sprendimais, bet vis tik tai, ką tai pakeitė jums kaip istorikui, iš istoriko teritorijos perspektyvos, nes iš solisto pereiti į kolektyvą ir būti už jį atsakingu, matyt, daug ką keičia. Daug kas pasikeitė, kuomet aš priėmiau sprendimą prieš daugiau nei 6 metus ateiti į Istorijos institutą ir pradėti darbuotis mano jau minėto profesoriaus Alvydo Nikžentaičio komandoj. Viena vertus, aš staiga supratau, koks įvairus ir man mažai pažįstamas yra istorijos laukas, nes iš tiesų Vilniaus universitete istorijos fakultete dirba daug įdomių, labai dinamiškų, kūrybiškų žmonių, tačiau didžioji Lietuvos istorijos mokslo produkcijos, jeigu taip galima pasakyti, dalis yra vis tik tai sukuriama Lietuvos istorijos institute, tai mano akiratis labai prasiplėtė. Kita vertus, aš pradėjau mokytis to nelengvo administratoriaus darbo, kurį iki šiol bandau perprasti ir vis dar randu savo labai daug įdomių, netikėtų iššūkių. Ir taip, tas palyginimas, kaip solistas tampa komandos nariu, kaip jis pradeda mokytis dirbti, reglamentuojamas visai kitų taisyklių, čia, man atrodo, labai tinkamas, nes kai buvau dėstytojas, aš buvau atsakingas už tai, kad laiku ateiti į paskaitas. Už savo turinį. Taip, įdomiai, patraukliai pateikti pagal savo gebėjimus pačią naujausią ir reikalingiausią informaciją, po to visus studentus išlydėjęs išjungti šviesą ir būtų labai nuostabu, jeigu nepamirščiau užrakinti auditorijos duris. Ir atiduoti raktą. Ir atiduoti raktą arba tiesiog perduoti auditoriją savo kolegai arba kolegiai. Tai tas atsakomybių laukas, žinoma, dabar labai išsiplėtė ir kartais tai ir yra labai vertingos patirtis, kartais jos ir gąsdina, nes jautiesi atsakingas už daugiau nei 100 žmonių, už tai,
ar institucija sėkmingai ir rezultatyviai dirbs, už tai, kaip ji bus matoma bendrame istorijos ir mokslo politikos, humanitarikos lauke. Ir tai yra labai įdomu ir labai dinamiška ir labai intensyvu dažnu atveju ir labai kitaip. Bet kaip su ta solisto pozicija, ir jinai liko kažkur tai? Ar yra laikas ir vieta, kur dar plėtoti savo kaip istoriko viziją ir veiklą? Pati direktoriaus pozicija yra keista keliais aspektais. Visų pirma, švietimo ir mokslo ir sporto ministerija, kuomet skelbia konkursus institutų vadovų pozicijai, pabrėžia, kad kaip taisyklė nori savos srities lyderių, pripažintų autoritetų, kurie įtikintų konkrečią bendruomenę, ne tik tai savo autorinę viziją, kaip turėtų vystytis konkretus institutas, bet ir būtų gerbiami dėl to, ką jie moksle yra nuveikę. Tačiau, kuomet sėkmingas mokslininkas tampa administratoriumi, visų pirma, iš jo arba jos reikalaujama būti geru administratoriu ir kaip įmanoma mažiau blaškytis tarp skirtingų darbų. Ir tai yra nemenkas iššūkis ambicingiam, dinamiškiam, norintiems dar šitą mokslę nuveikti mokslininkams. Ir šiuo atveju aš tą pačią įtampą taip pat jaučiu ir nesėkmingai bandau padalinti savo laiką tarp skirtingų darbų. Vienas iš jų, man asmeniškai ypatingai svarbus, yra istorijos komunikacijos, istorijos žinių populiarinimo, būtinai pakalbėsime, plėtotės baras. Dėl tyrimų tai galėčiau atsakyti taip, turiu gal 4 arba 5 knygų apmatų savo galvoje ir baimingai žiūriu į savo kasdienybę fiksuojantį kalendorių. Ten daug visokiom markerių spalvom prirašyta susitikimų, įsipareigojimų, pasitarimų, kuriuose turiu sudalyvauti. Tai stengiuosi bent 30-40 minučių per dieną skirti visų pirma skaitimui, o po to ir parašyti vieną kitą sakinį, bet tų sakinių skaičius labai lėtai daugėja. Pokalbyje su Aurimu Švedu dedame daugtaškį ir lauksime kituose kabinetiniuose pokalbiuose. Tai buvo Lietuvos istorijos instituto tinklalaidė, ją vedu aš, Julijus Grickevičius, o jūs nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo YouTube ir Spotify paskyrose. Ačiū klausiusiems ir iki.